Ja, tai sveiki visi. Informuoju, kad visas pristatymas bus rašomas. Ir dabar šiuo metu turim 15 valandų, tai palaukiam porą minučių, gal dar pasijungs kažkokie kiti dalyviai ir tuomet pradėsim. Tai manau, tuomet pradėsime. Tai sveiki dar kartelį. Šiandien susirinkome į daugiafunkcinio sporto paskirties pastato Arenos Vokiečių gatvė 15 Marijampolės statybos projektinių pasiūlymų viešą pristatymą. Trumpai apie pačią eigą, tai iš pradžių pristatysiu projekto rengėjus, dalyvius, tuomet bendrai trumpai apie pačią susirinkimo tvarką, vėliau bus pristatyti pagrindiniai sprendiniai tiek architektūriniai, tiek sklypo plano. Ir paskui aptarsime klausimus ir pasiūlymus gautus iki viešo susirinkimo, jeigu tokie buvo, ir viešo susirinkimo metu galėsime atsakyti į tiesioginius klausimus užduodamus. Taigi pradedam. Užsakovas statytojas šio objekto yra Marijampolės savivaldybė ir šis objektas yra jau viešinamas antras kartas, tai yra parengti projektiniai pasiūlymai būtent A laida. Nes yra numatytas pakeitimai. Aš pati esu Ana Gurevičienė, esu projektų vadovė ir šio pasitarimo pirmininkė.
Šalia yra Jokūbas Fišeris, tai yra projektų dalies vadovas, architektas, taip pat šio susirinkimo sekretorius. Ir yra Edvardas Šekžda, tai yra architektas, kuris trumpai ir pristatys irgi mūsų arenos sprendinius. Dabar trumpai apie visą tvarką. Tai kaip ir jau minėjau, visas pristatymas yra įrašomas. Tai pristatymo metu prašom irgi gal vardų pavardžių oficialiai viešai nesakyti. O prašymas būtų susirašinėjimo laukelį parašyti savo vardą pavardę, ką jūs atstovaujate ir savo kontaktą. Taip pat viso pristatymo metu klausimus galite irgi rašyti į būtent susirašinėjimo lauką, kurios paskui mes įgarsinsim ir pristatysim. Tai trumpai tiek ir tuomet perduodu žodį Edvardui. Gerai, tai tada pradėsim galbūt pradžiai nuo tokių techninių rodiklių, bendrųjų statinio rodiklių. Tai projektuojamas sporto paskirties pastatas prie Vokiečių gatvės, 3 gatvių sankirtoje, 2 gatvės Vokiečių gatvė yra esama, bus parengtas rekonstravimo projektas ir 2 skersinės gatvės atskirais projektais, parengti projektai ir mes prie jų prisijungsim. Tai bendrai apie pastato rodiklius, tai numatoma žiūrovų kiekis sporto paskirties pastatui apie 1800, 60 sportininkų, 20 VIP vietų ir administracinė personalas apie 40 žmonių. Bendras ir naudingas pastato plotas 5700 kvadratinių metrų, 2 aukštų pastatas, pastato aukštis iki 18 metrų, energetinė klasė, kaip visiems naujiems pastatams A++, akustinio komforto sąlygų klasė C. Šalia arenos projektuojami kiti statiniai, tai automobilių parkavimo aikštelė, kurios vietų skaičius pagal normas, plus dar vėliau parodysiu, dar numatysim vietą galbūt perspektyvai arba kai bus didelis užpildymas arenos, tai žvyro skaldos dangos papildoma aikštelė, kad netrūktų parkavimo vietų, kai tikrai bus dideli renginiai. Tai šalia pastato šaligatviai, pėsčiųjų komunikacijos, dviračių komunikacijos, kurios bus pajungtas prie esamų ir suprojektuotų kitais projektais gatvių, sporto aikštynas, vaikų žaidimo aikštelė ir visi inžineriniai tinklai būtini pastatui eksploatuoti. Trumpai vadovaujamės projektuodami bendruoju planu, tai išlaikom visus užstatymo rodiklius, neviršijam bendrajam plane numatytų rodiklių, apželdinimo procentą numatom didesnį nei minimalus reikalaujamas. Į kvado zoną ar kitokių kultūros vertybių zoną nepatenka mūsų sklypas. Gal tada pradėsiu nuo situacijos, nuo sklypo plano situacijos, pereisim prie pastato. Tai kaip minėjau, praeina vakaruose Vokiečių gatvė ir 2 suprojektuotos viršuj ir apačioj, šiaurėje ir pietuose skersinės gatvės, iš kurių numatomas mūsų transporto eismo pasijungimas prie šitų gatvių. Tai projektuojamas įvažiavimas iš šiaurinės pusės ir iš pietinės pusės. Palei rytinę sklypo kraštinę projektuojamas pravažiavimas. Šiauriniai daly
automobilių parkavimo aikštelė žiūrovams, dalis parkavimo aikštelės numatyta VIP personalui, darbuotojams, administracijai su atitinkamai atskiriamais ženklais rezervuotom vietom. 20% numatyta parkavimo vietų elektromobiliams. Tai apie ką minėjau, šiauriniai daly dar numatoma perspektyvinė arba tiesiog įrengta žvyro skaldos dangos aikštelė, kur esant poreikiai dideliam žiūrovų kiekiui būtų išnaudojama parkavimo vietoms. Nes turbūt didžiausia dalis renginių sporto ar kitų, ar šiaip treniruotėms naudojamas arenos, tai užteks parkavimo vietų asfaltuotų tiek, kiek įrengta pagal skaičiavimus. Tai ta jungtis mūsų transporto ties viduriu, ties arena padaryta autobusų sustojimo vietos sportininko išleidimui ir jų patekimas atitinkamai šalia jų tų parkavimo vietų ir aptarnaujančiam transportui pravažiavimas, kur gali ir inventorių pristatyti, ir kitam spec transportui ir taip toliau. Ir išvažiavimas į pietinį pusę su projektuota gatvė. Žiūrovų srautai pėsčiųjų transporto suprojektavom taip, kad galėtų patekti iš visų miesto pusių, ir iš šiaurės rytų, ir iš pietų, ir iš pagrindinės šiuo metu šioj zonai Vokiečių gatvės, kaip minėjau, dviračių takų tinklas, dviračių parkavimo vietos, viskas pasijungiama į bendrą gatvių tinklą. Iš parkavimo visi žiūrovai sueina į pagrindinę erdvę ir patekimą į pastatą. Visi takai veda į tą įėjimo, taip sakant, zoną. Sklypo pačioj pietiniai daly projektuojama vaikų žaidimų aikštelė su įrenginiais ir sporto aikštynas. Šitie statiniai bus kitame etape, nes galbūt priklausomai nuo biudžeto lėšų, galbūt iš karto jie nebus įrengti, galbūt vėliau, bet projektą mes rodom ir darysim etapais. Tam tikras žiūrovų skaičius, mobilios tribūnos, dangos trinkelių, dviračių takai, asfaltas, parkavimo vietos, pravažiavimai taip pat asfaltas, likusi dalis vėje, numatoma mažoji architektūra, želdiniai, kertamų medžių šiek tiek patenka, bet jie nėra saugotini, tai kas jau patenka, teks juos išpjauti. Bet kaip minėjau, bus numatyta naujai sodinti. Tai tada gal pereisim prie paties pastato, nuo sklypo prie pastato. Tai pirmas aukštas, kaip minėjau, 2 aukštų pastatas, pradėsim nuo pirmo aukšto, tai žiūrovų patekimas. Pastatas yra suzonuotas žiūrovų erdvė, jie įeina, persirengia viršutiniai rūbai ir jeigu reikia sanmazgai, ir iš karto kyla į 2 aukštą laiptais pagrindiniais, ir po to parodysim, kai nuvažiuosim iki 2 aukšto, parodysim, kaip ten jie paskirto. Tai žiūrovų zona, čia mūsų daugiafunkcė sporto salė su pagrindinė aikštelė visoms sporto šakoms pagrindiniams ir skersinėmis krepšinio aikštelėmis, kurios būtų naudojamas sustumiant mobilias tribūnas. Tribūnos visos mobilios, į tribūnas bus patenkama iš 2 aukšto ir 1 aukšto erdvė skirta tik tai sportininkams ir neįgaliųjų patekimas, čia jų sanmazgas, jie ateina, sanmazgas persirengia ir patenka į salę,
per pirmą aukštą ir čia kitam brėžiny matysis jų vietos. Kitas įėjimas, kita zona būtų sportininkų zona, tai rūbinė su persirengimo patalpomis, sanmazgais dušinėmis, teisėjų, trenerių, medicinos, dopingo kontrolės punktas ir čia tokia nedidelė treniruoklių salė. Tai įėjimas sportininkų, administracijos personalo ir VIP būtų bendras nuo tos pusės, kur buvo autobuso ir rezervuotos parkavimo vietos bendroji automobilių stovėjimo aikšteliai. O čia būtų ta zona administracijai, po varžybų, konferencijų, salė su numatytos taip pat komentatorių buitinės patalpos, apsauga praktiškai naudojama žiūrovų zona tik tai bus naudojama tik tai per didesnius renginius varžybas, o treniruotėms kasdieniam naudojimui bus labiau šita zona, tai sportininkų administracinė. Ir kita pusė inventoriaus patalpos, kadangi inventoriaus nemažai, treniruočių aikštelės, kurios reiks po to tą krepšinio stovus, visą kitą vartus. Tai čia tiesiog įranga per lauką, po to renginių metu numatytas liftas į jų atitinkamas patalpas, varžybų aptarnavimo patalpas, kad būtų galima aparatūrą ir visą kitą susinešti. Inventorius į salę. Tai vėl pirmas aukštas tiek. Toliau tada antras aukštas. Tai kaip minėjau, patenkame per laiptus žiūrovai ir jie čia jų sporto barų, kavinės zona, atitinkamai pagal skaičiavimus dar numatomas ant mazgų. Jie užlipa ir po to apėjimas numatytas visų perimetrų ir jie pasiskirsto į tribūnas, nusileidžia, pirmoje eilėje ten bus arba pakelta, arba aptverta, kad jie neišeitų į aikštelę, nevaikščiotų kur nereikia, tai tiesiog žiūrovų zona antras aukštas ir jie patenka į tribūnas iš antro aukšto, jeigu reikia, vėl pakyla. Sanmazgų nemažai, bet viskas pagal skaičiavimus. Ir čia VIP zona, kur patekimas buvo iš pirmo aukšto ir liftu. O čia liftas pramoninis, kuris varžybų aptarnavimo patalpoms, kur būtų galima įrangos sunešti. Filmavimo vieta numatyta šitoj daly. Priešais atsarginių vidėjų salelių. Kaip minėjau, iš pirmo aukšto patekimas pro šitą zoną neįgaliųjų vietos perimetrų, komentatoriai, operatoriai ir visą kitą. Švieslentės numatomas 2, 2 pusių skirtingų. Tai čia šitas planas skirtas pavaizduoti krepšinio varžybų. Tai dabar galvojam apie dangas, galvojam tokį variantą, kad treniruotėms būtų galbūt guminė danga, o varžyboms surenkama ant viršaus sportinis parketas, tai krepšinio aikštelė. Kitas variantas, kur didesnė aikštelė salės futbolui ir rankiniui, galinės tribūnos būtų sustumiamas ir liktų tik tai šoninės tribūnos, 1100 vietų, aptverta užuolaidos akustinės, kad nebūtų tiesioginės saulės patekimo aikštelė. Taip, išplanavimą gal tiek tada. Pjūvis, tai kaip minėjau, 2 aukštai, pagrindinis tūris apvalus, bet iškilusi
sporto salės erdvė virš mūsų apvalaus tūrio iki 18 metrų, o apvalus tas tūris 12 metrų. Paaukštintas parapetas, numatyta kamerų vietos. Ir tuo pačiu tas paaukštintas parapetas iš dalies paslėpė mūsų salės stačiakampį tūrį ir kameras. Tas aktualu. Tai mūsų fasadai. Numatyta apačioj kintamo aukščio vitrina. Pagal atsižvelgiant į pasaulio šalių atžvilgių ir į išplanavimą, kur pagrindinė žiūrovų erdvė ir ne pietinė pusė, tai aukštesnė vitrina, daugiau šviesos, kur pietinė pusė ir inventoriaus zona, kur tikrai nereikia langų, tai vitrina nusileidžia ir aplina sieną. Numatom čia dar tokią langų juostą antram aukšte. Tai čia mūsų erdvinis sklypo planas, tai šiaurės rytinė pusė, prieigos, apželdinimas, dviračių, autobusų stojimo vietos, aikštynas antro etapo, mūsų pagrindinė zona žiūrovo, vitrinos. Ir čia tokia pramoninė zona, inventoriai, VIP įėjimas iš tos pusės administracijos. Tai va toks tūris, šiek tiek apvalus tūris, bet dar išreikštos papildomai pagrindinė įėjimo vieta. Numatom, kad pastatas bus karkasinis, gelžbetonio konstrukcijų, stogas metalo konstrukcijos, plokščias. Pastato apdailai numatom naudoti šviesios spalvos profiliuoto metalo plokštės lankstinius, aliuminio stiklo vitrinos. Tai va čia iš įvairių rakursų. Kintamo aukščio vitrina, kaip minėjau, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir pasaulio šalių pusės. Tuo pačiu suteikiama šiek tiek tokio nestatiškumo, kad būtų toks dinamiškesnis pastatas, fasadas. Tai va, trumpai gal tiek apie architektūrą. Ačiū Edvardui už pristatymą. Tai, kaip ir minėjau, trumpai būtų tiek. Dabar eisim prie atsakymų ir klausimų atsakymų ir taip pat pasiūlymų pateikimų. Tai iki viešo susirinkimo nesam gavę nei kažkokių tai paklausimų, nei pasiūlymų iš suinteresuotų asmenų. Dabar pristatymo metu irgi niekas nėra gavęs. Niekas neparašė, nei užklausė, tai galbūt kas nors iš dalyvių dabar tiesiogiai norėtų užduoti klausimą. Taip, tai dar sykį labą dieną, gerbiami kolegos. Gerai mane girdit? Taip. Jo, tai galbūt kažkokių tai labai trumpai ačiū už pristatymą, viskas yra tvarkoje, aš tik turiu galbūt keletą tokių klausimų, nes puikiai sekiau jūsų visą kūrybinį kelią, na, sakykime, nuo konkurso iki va dabar šito etapo. Man atrodo, šitas projektinių pasiūlymų pristatymas yra trečias. Jeigu taip kalbėsim apie konkursinį projektą ir po to projektinių pasiūlymų pristatymą, po to tarpinį, kur, man atrodo, priminkit, jeigu klystu, tai buvo lyg tai 7,000, ar ne, kvadratinių metrų ir na, sakykime, šitas galutinis. Tai aišku, aš matau šituose pristatymuose tokius pokyčius, sakykime,
architektūros kokybės prasme. Tai todėl mano toksai galbūt, sakykime, tik neįsižeiskit, retorinis klausimas, ar su šituo projektiniu pasiūlymu jūs būtumėt laimėję konkursą. Tai čia vienas iš tokių klausimų. Tai tik sakau, neįsižeiskit, nes kitas matyt klausimas, galbūt toksai daugiau politinis, kokiosgi priežastys privedė praeiti šituos 3 etapus ir, sakykime, nuo jūsų konkurso pateikimo ir laimėjimo pirmos premijos, tokios originalios formos iki šito etapo, sakykime, kur ta forma, jau žiūriu, pasidarė apvali, bet dingo, sakykime, tas ovališkumas, tas augalo motyvas, tai galbūt kažkokios tai politinės priežastys, ar tai jūsų buvo pasirinkimas, ar daugiau politinis pasirinkimas, ar tai finansinis pasirinkimas. Aišku, su tuo iššaukė ir fasado apdailos pasirinkimas, tai yra skardos pasirinkimas profiliuotos. Ir todėl dar vienas kitas klausimas, ar tai, vadinkime, šitą apdailą jau galutinė ir jau tokia bus, ar dar jūs svarstysit kitus variantus. Tai tai čia, matyt, trečias mano buvo klausimas. Kitas klausimas, matyt, daugiau yra surištas, galbūt galėsit plačiau man pakomentuoti sklypo plano dalį, kur, sakykime, parkavimo aikštelė ji yra giliau nuo Vokiečių gatvės ir tarsi per tą šalutinę gatvę, kuri gyvenama rajoną, šiaurinėje pusėje yra formuojamas įvažiavimas. Tai kodėl tas įvažiavimas, gal galėsit truputį plačiau pakomentuoti, kodėl būtent parkavimo vieta šitoje vietoje pasirinkta. Tai čia vienas iš tokių klausimų. Kitas, kas liečia sklypo planą, čia žiūriu jūsų supaišytos aikštelės, labai daug lauko teniso aikštelių. Ar buvo kažkokia daryta, vadinkime, analizė, kiekgi reikia tų aikštelių, nes, man atrodo, antrame pristatyme tai ten buvo, iš viso gal ten buvo apie virš 10, dabar aš bijau net suklysti, nes tada buvo rekordinis skaičius tų aikštelių. Ar, sakykime, tas poreikis, ar tai buvo daugiau savivaldybės administracijos užduoties kažkokia užduotas poreikis, ar iš kur atsirado tos, vadinkime, 5 lauko teniso aikštelės. Aš suprantu, lauko tenisas populiarėja ir ypatingai Marijampolėje ir visoje Lietuvoje, tas yra aktualu, bet, pavyzdžiui, kodėl 5, kodėl ne 7 ar ne 3, ar jūs turit kažkokį tai, sakykime, pagrindimą šitam visam reikalui, nes, tiesą sakant, Marijampolėje labiau reikia dengtos aikštelės negu atvirų aikštelių. Tai, nes dabar yra, Marijampolėje iš viso yra 6 aikštelės lauko teniso, ir jos ne visada dabar surenka žaidėjų tą skaičių. Tai čia mano tokie, sakykime, kaip žaidžiančio tenisą, besidominčių sportų, tiesiog man tas būtų įdomus jūsų atsakymas, kas liečia parkavimo aikštelę ir kas liečia aikštynus. Ir jeigu, kaip ir jūs planuojat, kur paliko šiauriniai pusėje kažkokiam tai objektui pastatyti, tai mūsų tas įvažiavimas
į parkavimo aikštelę jis visiškai pasislėps ir bus sunkiai atpažįstamas matyt šitoj situacijoj. Tai jo, tai va, na, aišku, vėlgi planinė schema, taip, jinai viskas tvarkoja, jinai yra labai panaši ir, sakykime, jau gyvena Kėdainių arena, kur matyt, jūs irgi truputį, nežinau, ar kažkiek tai įtakojo, neįtakojo tas, aišku, architektūra išorės visiškai skirtinga, bet pati planinė struktūra kažkiek tai truputį primena Kėdainių arenos, na, sakykime, funkcinę schemą. Tai vėlgi, ar tas turėjo įtakos kažkokios ar ne, bet tai nėra bloga, iš gerų pavyzdžių mokomės. Tai va, tai čia mano galbūt tokie trumpi komentarai ir jeigu galėtumėt, nežinau, na, aš čia daug išvardinau tų dalykų, jeigu galėtumėt kažkiek tai pakomentuoti ir atsakyti į tuos klausimus, būtų labai malonu. Tai ačiū Jums už klausimus, aš jau susižymėjau, dabar bandysim mes tuomet bendrai, bandysim bendrai atsakyti. Čia turim 6 klausimus, pagrindinius užfiksuotus. Tai pirmas klausimas, tai sakyčiau, jis toks retorinis dėl to konkurso, ar mes būtumėm laimėję, ar nebūtumėm laimėję šito. Taip, aš sakiau, labai atsiprašau, tai buvo retorinis klausimas. Jo, tai gal mes ir nesigilinam, tai galbūt būtumėm, galbūt net, žinot, priklauso kokie būtų kiti irgi. Tai antras klausimas būtent buvo dėl pačios formos. Kodėl jinai pati pasikeitė, kodėl buvo keli variantai ir kodėl ko čia yra trečias viešinimas pas mus tų projektinių pasiūlymų. Nes turėjom tikrai pirmą variantą, antrą turėjom būtent su didesnė salė ir dabar jau yra trečias su mažesnės apimties. Tai galiu truputį įsijungti Jokūbas. Principo, ta eiga ir įvyko dėl to, kad nuo konkursinio darbo buvo padidėjęs gerokai apetitas padidinti visą pastato arenos išplotus. Ir tada atsiprašysiu, nes kaip tik dar prisijungia Užsakovas, tai trumpai norėčiau irgi jį. Taip, čia Arvydas pasijungia. Norėčiau truputėlį irgi, matau, kad pasijungia, tai norėčiau įvesti į temą, kad dabar mes atsakinėjom ir klausimus ir būtent buvo klausimas dėl projektinių pasiūlymų, kad čia yra trečias variantas ir apie tą visą eigą, kodėl čia kas keitėsi ir kas įtakoja. Tai va čia trumpai. Tai va, tai antras viešinimas nuo konkursinio projekto įvyko ir todėl, kad, kaip jau minėjau, buvo poreikis tuo metu gerokai padidinti paslaugų zonas prie pačios sporto arenos, tam, kad jį galėtų, kaip sakyti, išgyventi. Čia buvo analogija kažkiek suvesta su Žalgirio arena, nes jinai pati iš savęs gyvena ir būtent dėl tų paslaugų zonų dėka, kad įvesti ją daugiau į tokį kasdieninį gyvenimą. Bet, reiškia, parengus projekto visas dalis, atlikus amatinius skaičiavimus, paaiškėjo, kad tai yra pernelyg brangus projektas ir greičiausiai neįgyvendinamas. Todėl buvo faktiškai apribotas projekto biudžetas įgyvendinimo ir reikėjo ne tik grįžti prie to konkursinio varianto, bet atitinkamai dar tą biudžetą paspausti, bet, kaip sakyti, kad nenukentėtų būtent architektūros kokybė.
Į repliką dėl architektūros kokybės, tai sakyčiau, ne visai sutikčiau, reiškia, nu, su vertinimu, ar čia blogesnė, geresnė, nes, nu, kas liečia skardos lankstinių panaudojimą, tai, nu, šiuo metu labai prestižiniai Vilniaus centre statomi pastatai, būtent aliuminio profilio skardų dedami, reiškia, viens prie vieno bandiniai tokie, nu, nenuvertinčiau tos medžiagos kaip netinkamos šitam projektui įgyvendinti. Nes mūsų ir mintis buvo tokia, kad tai būtų baltas pastatas ir vibruojantis šiek tiek. Ir kodėl, sakykime, pasikeitė kažkiek ta architektūrinė kalba, be abejo, viduj irgi pasikeitė, nes neliko stacionarių tribūnų. Dabar visos tribūnos mobilios yra, teleskopinės, atitinkamai turi sumažėjo pastatą. Tai va šitie tokie, nors pačios idėjos mes nenorėjom paleisti, realiai ta konkursinė idėja liko, tokia, nu kaip sakyti, savo vidinė mintim, bet gal ta išorės mintis gal ir atrodo kitokia, bet nu, tas turinio prasme jinai liko konkursinė. O kad išraiška keičiasi su laiku, nu žinot, nu, negali prie to paties kartais likti metų metais, galvodamas, kad tai yra geriausias sprendimas, nes, nu, sakykime, viskas progresuoja. Dėl aikščių kiekio, nu, iš principo yra taip, reiškia. Tokio, nu, kaip sakyti, specialaus skaičiavimo, kad būtent šitas aikščių kiekis yra būtent tas, kuris reikalingas, kuris projektuojamas. Gal tokio ir nebuvo specialaus skaičiavimo, bet aš manau, kad jisai, nu, nėra toks perspektyvus, nes turint omeny, kad šitam pastate yra suprojektuota gana nemažai persirengimo rūbų. Ir gali būti taip, kad dalis ir objektas turi dirbti, na, faktiškai visus metus, neišskiriant jokio sezono. Dėl to pajungti tą, nu, kaip sakyti, biznio programą sportui pajungti, tai ir buvo toks planas, kad rūbinio atitinkamai yra tiek, kiek gali būti sportuojančių tiek viduj, tiek lauke. Nes, tarkim, žiemą galbūt pats pastatas mažiau funkcionuos, renginių mažiau, treniruočių mažiau, bet lauko aikštelės turės savo rūbinės, savo dušinės ir aš manau, kad tai bus pakankamai, nu, pakankamai socialinė prasme veiksnus objektas. Čia gal dėl tų aikštelių, nes mes matau, kad peršokom tos klausimus, tai mes ne vien čia tik tais teniso tos aikštelės turim, čia pas mus yra skirtingų sporto šakų aikštelės, kad nu, jos tikrai yra pritaikytos įvairiapusių, tarkim, sportuojantiems žmonėms. Jo, čia badmintonas. Tai, man rodos, ir tinklinis yra pliažo, ta prasme, kad čia yra pakankamai platus tas spektras, nes kad nebūtų jinai irgi taikyta tik tais į vieną, tarkim, klientą, o būtent pritrauktų daugiau įvairiausių, sakykim, žmonių. Jo, niekas, pavyzdžiui, nežinojo, kad Vilniui prie Baltojo tilto įrengus ten tinklinio aikšteles eis ten kažko žaisti. O ten visas gyvenimas prasideda nuo to, reiškia, nu, iš karto gyvybės atsiranda toje erdvėje. Tai aš manau, kad gerai įrengtos erdvės, jos, nu, tikrai bus paklausios ir naudingos miestiečiams. Jo, čia realiai taip trumpai, tai yra tiesiog iš patirties ir kartu su užsakovų jo norais ir užduotim bendrai
kad priimtas toksai sprendimas aptartas ir racionaliai apgalvotas. Jo, dėl parkavimo zonos. Tai dar jo, bet dar buvo tas klausimas būtent dėl fasadų. Jūs ten aišku paminėjote, ir čia buvo klausimas, kad tai yra galutinė apdaila, kurią mes šiandien pristatėm. Tai Mes norėtumėm, kad tai būtų galutinė. jo, Kaip ją gyvenime mes pasieksime, tai, čia eigoje spręsis, bet va tą vaizdą, kurį dabar pademonstravome, tai mes ir norėtumėm tokį pastatą matyti. jo. Tai tuomet dėl šito atsakėm, dėl aikštinio atsakėm ir buvo toliau būtent dėl pačių aikštelių, dėl planuojama, tarkim, pagrindinio to įvažiavimo į sklypą, kodėl jis yra ne nuo Vokiečio gatvės, o būtent nuo tos šalutinės gatvės yra projektuojamas. Tai kodėl toks variantas? Noriu patikslinti, aš nesakiau nuo Vokiečių gatvės, aš sakiau, kad arčiau galbūt, dabar Bet šiaurinė. pagrindinis dalykas, kad būtent, kad būtent iš kampo. Realiai, taip. Kur yra planuojamas statinys statyti, kur, sakykime, vėlgi mes tą įvažiavimą, kažkaip bandom užmaskuoti. Tai, žiūrėkit, dabar čia ne visai irgi taip, kadangi atstumai yra nurodyti, kokiu atstumu nuo sankryžos gali būti, tarkim, sekantis projektuojamas įvažiavimas, arba jeigu yra jau vienas suprojektuotas įvažiavimas, tai priklausomai nuo gatvės kategorijos, kokiu atstumu gali būti kitas. Tai čia yra pirmas dalykas. Ir antras dalykas, kaip tik yra parengtas būtent tos gatvės projektas. Ir gal iš tikrųjų mums tą įvažiavimą būtent ir uždavė tas pagrindinis parengtas gatvės projektas, kur turėtų būti jisai numatytas. Tai ir tokiu būdu mes šiaip, nes dabar yra pagrindinė ta Vokiečių gatvė, bet čia mes turim, koks šitas pavadinimas gatvės, šitas viršui, kur dabar įvažiavimas turi. Edvardai, pakomentuok. Padidink tą. Jo, čia mano Šturiškio, ar ten yra Balstupio dar. Balstupio gatvė. Jo, tai čia dar buvo. Galėčiau įsiterpti, galėčiau paaiškinti. Iš tikrųjų, Balstupių gatvės projektai, šitas įvažiavimas jau yra suprojektuotas ir jis atitinka atstumui nuo sankryžos, tai yra nuo C kategorijos gatvės, Vokiečių gatvės iki to įvažiavimo. Labai artinti, gal ten metrų kitų galima būtų, bet tik tiek. Tai čia nieko. Analogiškai yra ir pietiniai daly, kadangi numatoma Šturiškių gatvė, ji dar nėra suprojektuota, bet būtent irgi atstumas nuo sankryžos reglamentuotas yra nuo C kategorijos gatvės. Taip, ir čia mes dar projektavom tą tokią galimybę srautų paskirstimo, kad į dvi gatves išvažiuojam, kad būtų išvažiavimas, tai va čia buvo tas parankus variantas, kad ten daryti tą pagrindinį įvažiavimą. Tai automatiškai dėl to toj pusėj ir visos parkavimo aikštelės pas mus yra išdėstytos. Tai čia kas liečia patį sklypą išplanavimą, dar buvo irgi paskutinis klausimas. Tai čia irgi toksai, ar dėl Kėdainių arenos, kad labai panašu ir ar mes čia... Čia, žinot, lyginti kaip du vidaus degimo variklius lyginti BMW ir Mercedes. Iš išorės atrodo, visi motorai vienodai sudėti, bet dizainas skiriasi. Čia tokia klasikinė forma realiai. Čia negali, kaip sakyti, kažko suimprovizuoti. Jeigu mintis architektūrinė daryti yra apvalų pastatą, tai tu, nori, nenori, viskas susideda ir panašumų yra. Bet kad mes kažkaip plagijuotumėm ar kartotumėm kažką tokio, tai tikrai nebuvo. Tai kaip ir čia buvo visi klausimai ir tikiuosi atsakėm juos. Gal jeigu turite dar kažkokius, tai laukiam. Tai žiūrėkit, tai aš tikrai čia taip gaunasi, kad
aš kažkaip kritikavau ir aš nekritikavau visiškai skardos apdailos, aš tik tai klausiau, ar bus dar svarstymų dėl kitokios apdailos, nes žinant visą projekto eigą, kaip jisai vystėsi, kiek čia buvo pakeitimų, tai tiesiog man buvo įdomu, ar tai galutinė apdaila ar ne. Jūs atsakėt, norėtumėt, kad tai būtų aliuminio skarda, viskas tvarkoj. Dabar dėl to plagijavimo ar neplagijavimo aš tikrai taip nesakiau, kad jūs plagijuojat. Aš tik tai sakiau, kad iš gerų pavyzdžių viskas yra tvarkoj, reikia mokytis ir kaip buvo paminėta Jokūbo, kad tai yra klasikiniai dalykai, kurie vienaip ar kitaip yra teigiamas dalykas, sakykime, darant architektūrą. Tai ir formuojant funkcinę schemą. Tai tai viskas yra tvarkoj, aš čia tik taip, ką jūs atsakėt, pilnai aiškumas atsirado ir tiek. Ačiū. Prašom. Dar tik norėčiau priminti dalyviams, kad prašau pasirašykit susirašinėjimo lauke vardą, pavardę, kontaktus ir ką atstovaujat, kad žinotumėm irgi, kas dalyvavo, kas pateikinėjo klausimus ir atsakymus. Tai tuomet, jeigu daugiau klausimų kaip ir nėra, bet mes dar turim laiko diskusijom arba laiko dar, gal kažkas tai pasijungs. Žiūrėkit, dar noriu truputį grįžti prie tų lauko teniso aikštelių. Tai dabar aš taip suprantu, persirengimo kambariai, jie aptarnaus ir lauko aikšteles. Aš ten galit man parodyti ir konkrečiai, kurie persirengimo kambariai planiniai struktūroje būtent aptarnaus lauko aikšteles. Planiniai struktūroje. Tai aš trumpai, tai matom persirengimo spintelių blokus. Persirengimo spintelių blokas bus naudojama pagal poreikį, nes išėjimas padarytas tiesioginis į lauko sporto aikštynų. Tada pakartosiu, kad kai aikštynai numatomi etapais, kad pačioj pradžiai tikrai nebus įrenginėjami tiek, kaip čia parodyta, o matys užsakovas pagal poreikį ir atitinkamai įsirenginės aikštelių skaičių pagal poreikį. Ir dar plus numatyta zona, padarysim privedimus inžinerinių tinklų, kažkokiu tai modulinių buitinių patalpų papildomų, jeigu atsiras toks poreikis. O čia mes parodom maksimumą, ką užsakovas ir mes galvojam, kad nereiktų po to kiekvienai aikštelėje atskiro projekto, atskiro statybos leidimo ir taip toliau. Tai viskas programa maksimum šituo projektu, išskaidyta etapais, o laikas parodys, kiek čia tų aikštynų bus. O aikštynai yra ir jų dangos, ir pagal sporto rūšį, netgi lauko teniso, pavyzdžiui, numatytos skirtingos dangos. Guminė, molio ir vėje. Tai turėsime visiems skoniam. O sakau, laikas parodys, kiek čia jų bus. Tai aš tada visiems, žiūrėkit, Edvardai, dabar, pavyzdžiui, dienos metu vyksta kažkokios varžybos krepšinio ar vadinkime viduje, tai kur persirengimo kambarius užėmė sportininkai. Tai ką, pavyzdžiui, darys du žmonės, kurie ateina pažaisti, kur turės galimybę persirengti, nes aš įsivaizduoju, kada vyks didesnis renginys ir kada sporto persirengimo šitie visi kambariai bus užimti, kaip jis tada funkcionuos lauko aikštelės ir persirengimas. Viskas labai paprasta. Yra koridorius ir yra į salę 2 patekimai ir į lauką. Kiek reikia atskiriam moduliom atitvarom, reikia vienos persirengimo rūbinės laukui
atskiriam, jeigu tuo metu vyksta ten treniruotės ar dar kažkas, visos tos likusios naudojamas vidaus sporto šakom ir patekimas į sporto salę. Jeigu reikalinga 1, 2 ar kiek tenai atskiriam ir laukui, jos nesidubliuoja, srautai nesidubliuoja, tas pats renginių metu, jeigu ten reikia atlikėjam, dar kažkam, vėl ten atskiriam. Ta prasme, aš tai nematau čia kažkokios problemos. Tai žodžiu, bus kažkokios tai mobilios pertvaros, ar ne? Tai taip, tai kad padėtų atskirti srautus, o srautai bus nevienodi ir nebūtinai tikrai nevyks vienu metu, maksimumas, taip nebūna, kad lauko kažkokios ten varžybos, jeigu treniruotas, tai treniruotas, jeigu varžybos, tai varžybos. Bet padaryta. Dienos metu vyksta, tie pasižaidimai visi, sakykime, tokie, nusiperka savo spintelę kokią, sakykime, komandai, jie gauna vieną rūbinę, pavyzdžiui, jie taip ir naudojasi, bet tai būna, sakykime, tokiu metu, kai dienos metu. Ne, tai bus praėjimo kontrolė, kur tu tiesiog kitur nepateksi. Jeigu tau yra skirta ta rūbinė, tu pateksi į tą rūbinę, o kitur tu net nenueisi. Svarbu buvo numatyti ryšius, kad būtų jie taip suorganizuoti, kad reikalui esant universaliai galima būtų spręsti tą klausimą. Žodžiu, kažkaip. Turi tam tikrą logiką. Tai aš neturiu klausimų ir dar sykį dėkoju, aš jau beveik noriu atsijungti ir noriu palinkėti, kad pagaliau atsirastų Marijampolėje, pagaliau, nes jau kiek čia metų, pasakykit kiek metų, jau kokie 3-4 metai. 3, tai tikrai. Tai čia dar nedaug Lietuvos mastu, dar nedaug yra. Taip, bet poreikis yra labai didelis. Tai dar sykį ačiū ir ką lauksim pradedant realizuojant objektą. Ačiū. Dėkui jums. Tai mes dar turime kažkiek laiko, tai palauksim. Gal dar kažkas norės kažko paklausti. Jeigu nebus daugiau klausimų, pasiūlymų, tai tuomet baigsim viešinimą. Tai dar vis tiek mes tą reglamentinį laiką turim pabūti, o... Jau kas nors jau nori bėgti atsijungti, tai kurie turi klausimų, tai galit bėgti, o mes dar palauksim. Ačiū dar kartą. Ačiū už pristatymą. Manau, kad viskas gerai. Dirbam toliau. Sėkmės. Ačiū labai.
Tai kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, klausimų nebuvo, tai tuomet skelbiam viešą pasitarimą kaip ir baigtą ir projektiniai pasiūlymai pristatyti ir viešas svarstymas įvyko. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Ačiū. Viso.